Labai aktuali tema apie diastazį, tik ar galima nufilmuoti video ar kažką, kaip ją sutvarkyti. Ir mergina klausė, nes jie yra iš Klaipėdos, ar galima ateiti pas mane į asmeninę konsultaciją. Tai paaiškinu. Aš tikrai nufilmuosiu jums video, nuo jokių problemų, man negaila, su keliais pratimais. Bet aš noriu, kad jūs suprastumėt, didelės mergaitės visos esame, kad diastazija yra super kompleksinė problema. Jie atsiranda ne todėl, kad tiesusis pilvo raumuo nusilpo ir mes pakačialinam šiek tiek ir viskas. Ne, tai yra kompleksinė problema, kuri priklauso nuo jūsų pėdų, nuo jūsų dubens pasvirimo, nuo dubens dugno, nuo jūsų skersinių pilvo raumenų darbo, nuo jūsų diafragmos darbo, kvėpavimo ir laikysenos. Ir dar plus psichosomatiniai aspektai. Tai supraskite, kad tie mano pratimukai keli Instagram'e, tai kaip ant plačios žaizdos užlipdyti pleistriuką. Geriau, aišku, daryti bent kažką, negu nedaryti nieko. Bet dar vienas dalykas. Mano konsultacija valandos kainuoja, kaip mes kalbame apie struktūrinius dalykus, kainuoja 100 eurų. Kitos konsultacijos kitaip, bet šita taip. Bet aš jums pasižiūrėsiu jūs, pratestuosiu ir pasakysiu, iš kur kyla problema ir kaip prioritetą geriau dėlioti užsiėmimus. Bet jūs pačios ieškosite pratimų, pačios save prižiūrėsite, pačios stebėsite savo progresą, aš to nedarysiu, toliau, nes tai yra konsultacija. Kodėl aš apie tai kalbu? Nuo rytojaus prasideda pardavimai Gražaus gyvenimo akademijos, kadangi tai bus mano gimtadienis, su nuolaida ir mėnesio narystė Platinum jums kainuos tik 85 eurus. Už tą sumą, ką jūs gaunate? Jūs gaunate galimybę užduoti man klausimus kiekvieną mielą dieną mane pažymėjus. Jūs turite galimybę turėsite prieigą prie virš 1000 skirtingų mankštų ir jūs galite paprašyti ir aš tikrai jums padėsiu sudėlioti, pavyzdžiui, laikysenos, kvėpavimo, dubens dugno, visas mankštas, kurias aš išvardinau, ko jums reikės, sudėlioti, pavyzdžiui, mankštas ir jūs darysite vieną po kitos, arba po kelias per dieną, nes jos yra apie pusę valandos kiekviena. Ir po mėnesio, pabuvus mėnesį, jūs galite arba išeiti ir pačios jau dirbti toliau, nes jūs jau turėsite sistemą, įgūsite daryti atitinkamus pratimus, arba galėsite likti ir keliauti su mumis. Bet jūs tikrai naudos gausite daug daugiau negu iš mano 1 valandos konsultacijos. Plius prie viso ko, ten yra psichologiniai eteriai. Jie, kurie padės jums suprasti, iš kur pas jūs išvis viduje susikaupia tiek įtampos, kur jūs save taip spaudžiate, kad pas jūs atsiranda diastazė, nes tai tikrai yra psichosomatinė problema. Todėl mano gili rekomendacija yra neateiti pas mane į konsultaciją ir nelaukti vidosiko vieno ar kito rilsiuko su kažkokiais pratimais. Ateikite į akademiją ir išspręskite šią problemą iš pagrindų.